Dangiškojo tėvo sodas. Suformavome amžinybės tašką, plečiame jo supratimą ir keliame amžinybės tašką į realybę taip, kaip buvo sukurtas pagal pasaulio realybę. Šis taškelis persikelia į žmogaus fizinį kūną ir kelia savo kūną į begalybę. Begalybėje duodamas raktas auksinis nuo durų į platųjį pasaulį ir jo realybę, kurią atrakensi tik su auksiniu raktu. Atsirado priešais auksinės durys, o iki auksinių durų 3 dalis arba kamuoliai. Auksinės durys atsiveria ir išbėga rožinis vanduo, kuris užpildo rožiniu vandeniu visus 3 kamuolius, kurie buvo ant kelio. Kai užsipylė rožinis vanduo, kamuoliukai tapo auksiniai. Daugėja ir plečiasi iki begalybės. O prie durų auksinių atsirado kamuolys su veidrodiniu atvaizdu. Jis parodo ir išlygino kelią iki begalybės. Šis kelias išilginis ir perina per duris ir sukuria sritį, kurioje įdėtas žodis norma. Toliau atsiveria auksinės durys ir kelias, kuris eina per žmonių fizinius kūnus ir išeina per duris. O čia beribis vandenynas, kuris teka iš viršaus į apačią, o iš apačios į viršų ir keliasi į aukščiausią normą. O norma tai sritis, kuris sulyginamas su fiziniu kūnu ir tampa puikus atvaizdas dangiškos šviesos, kuris eina per vandenį ir sukuria kristalus, kurie po kiekvieno žingsnio žmogaus palieka atvaizdą ir sukopia kristalinis atvaizdas tam, kad tekėtų pozityvi mintis. Dabar virš vandens atsirado laiko formos apskritimas, o jame sukasi informacija ir sukuria pozityvią energiją ir tikslius pažinimus su norma. O po pozityvios minties atsirado duobė, kuri parodė neištisą ir nelygiagrečią liniją, kurie trukdo kaupti energiją, viskam ištaisyti ir išlyginti. Vandens kristalais užpildome duobę, kur yra 3 cm po širdies ir 4 cm virš dešinės akies, užpildomo kristalu ir su dangiškojo tėvo šviesa išlygina. O tada gavome erdvę, kuri randasi pilvo srity. Pilvo sritį perneša į išorę todėl, kad yra pažeista per dešinės pusės užpakalinės sąmonės ląsteles, kuriuose yra paimta informacija iš negatyvios struktūros, kuri dabar yra valoma arba yra nepagrįsta. Dangiško tėvo šviesa užpildo visą šią sritį, pasiunčia į pilvo sritį impulsą, sudarydama obuolio atvaizdą tam, kad pilvas ir visas žmogaus organizmas pajaustų dangiškojo tėvo sodą. O sąmonės ląsteles perkeliame į kosmosą, kad sulyginti vibracijas ir temperatūrą bei užpildyti šaltą baltąją energiją sąmonę ir visas jos dalis. O toliau milijonas ląstelių ir kiekviena ląstelė atspindi fizinio kūno dalį, atstato visą imuninę sistemą, kuri neteka teisingu būdu. O tai reiškia atstatomas kraujas, kraujagyslės, akių girnelės, liežuvis. O per odą, lytinius organus ir užpakalinį dalį teka šventosios dvasios vanduo. Šio vandens kristalai išskleidžia tokią energiją, kuri atstato ir regeneruoja pagal dangiškojo tėvo atvaizdą su norma. O nuo bambos 3-5 cm į apačią yra geltonas taškas ir jame fiksuojama informacija, kuri neteisingai jungiasi su Saulė bei išoriniu pasauliu ir neatstato tinkamai fizinio kūno temperatūros. Dabar dangiškojo tėvo sodas siunčia oranžinę apelsiną į šią vietą ir kuria sritį, kuri sudaro oranžinę spalvą, o ši spalva mūsų informacinio lauko sferoje suformuoja apelsiną, o fizinis kūnas tapo sėkla. Sėkla, kuri kuriasi su dangiškojo tėvo sodu per normą. Toliau dangiškojo tėvo sodas duoda mums taurę žalių vynuogių vyno, o į vyną taurėje įdėtos 3 violetinės vynuogės. O violetinės vynuogės branduoly arba sėkloje deimantas. Deimantas suvalgo vynuogės ir sustiprina sielą iki begalybės, sujungia su viso pasaulio branduoliniais taškais, kuriuos davė dangiškasis tėvas. O žalių vynuogių vynas atstato širdies veiklą
ir sukuria energetinį lauką reikalingą teisingam vystymasi su norma. Dangiškojo tėvo sodas yra paruošęs baltą ląstelį, jinai yra neįmatomos šviesos, o ši šviesa atspindi dabartinę žmogaus fizinio kūno kaulo struktūrą, nagus, plaukus, dantis, sąnarius, kremzles ir tai, kas dar neišvardinta. Šioje šviesoje yra dangiškojo tėvo sodas, dangiškasis tėvo atvaizdas perina per pasaulį ir sujungia žmogų su tikrąja realybė, kuri yra sukurta normoje. Grigorijos Grabojaus mokslas sukuria matricinį lauką, o matricinis laukas sukuria realybę, kuri reikalinga plėsti savo struktūrą, sukurtą ir sukurtą realybę su dangiškojo tėvo atvaizdu. Dabar fizinis kūnas atitinka visus dangiškojo tėvo reikalavimus, sukurtus nuo pradžios, o fizinėme kūne sudaryta energetika arba pozityvus laukas, kuris kuria realybę pagal sferos išvystymą su norma ir Grigorijos Grabojaus atvaizdą. Dėkojame Dievui žinias su ašaromis akyse, klupodami ant kelio.